Esmė tokia, kad aš dabar bandau prisivyti visus Oscarų nominuotus filmus, nes jų yra labai daug ir man kas keisčiausia yra, kad jų labai daug dar yra neišėję į streamingo platformos, nes dažniausiai jos galėdavo vos ne visus ten prieš 2 savaitės peržiūrėti, tenai prieš 3 savaitės peržiūrėti, surasti internete, kur ta prasme žiūrėti ir taip toliau. Bet šiais metais kažkaip labai viskas vėlai išeina ir visi, nu ne visi, bet labai daug filmų, kurie buvo nominuoti Oscaram, arba išėjo labai ką tik, arba iš vis neišėjo ir dar yra rodomi kino teatruose, kaip pavyzdžiui I'm Still Here, kuris yra nominuotas ir Best Picture, ir Best International Film. Ir šiaip neturim labai daug filmų, kurie jau yra šiais metais nominuoti. Labai daug jų galima bus pamatyti kino pavasarį ir vėliau, aišku, ir kino teatruose. Vienas iš tų filmų yra Brutalistas. Jisai yra išėjęs jau streamingo platformos, manau, 18 dieną jis išėjo. Mano pirminė šito videko idėja buvo padaryti labai durnus reviewsus, bet jos padaryti, ta prasme, vidury filmo ir po filmo. Dėl to, kad vidury filmų yra intermissionas, kuris kino teatre yra 15 minučių. Tai šitas intermissionas, aš tiksliai nežinau, jaučiu nusimyžimui, bet online platformose jis yra padarytas 1 minutę. Tai buvo intermissionas 1 minutę, aš bandžiau per 1 minutę kažką pasakyti, nu ir nelabai gerai sekęs. Okay, the intermission has started, jo, papa, aš galvoju, čia bus kokias 15 minučių, bet čia yra tik minutė. Broadis, pagrindinis. Wow, wow. Fucking crazy, bitches. Jis man nėra kažkoks tobulas filmas, bet jis yra su labai distinktyvia nuotaika. Ir ta distinktyvia nuotaika jis tau kiša viso filmo metu ir žiauriai gerai bildina. Atrodo, po tų 3 valandų aš tai nenorėjau, kad jis baigs. Aš norėjau, kad toliau aš būčiau tam pasauliu. Ir aš toliau galėčiau jame sėdėti. Ir aš toliau galėčiau matyti visą Lazlo gyvenimą, visą jo aplinką, kaip jisai kūrė, kaip jisai ką darė, kaip jo gyvenimas klostėsi. Atrodo, kad 3 valandos vis tiek nėra pakankamai. Ir tai būna labai retai ir ypač tokiais ilgais filmais. Nes aš prisimenu, man toks jausmas buvo su Oppenheimeriu, bet Oppenheimeris ir Brutalistas gana stipriai skiriasi. Oppenheimeris, kai jis išėjo, jisai tais metais buvo The Movie, jis buvo tas filmas, kurį tu turi pamatyti tais metais, nes yra svarbiausias tų metų filmas, skaitomas, kaip ir užhypintas, nes Nolanas 3 valandų filmas apie labai svarbę, ypač Amerikoje, jų asmenybę ir apstai visam pasauliui svarbę asmenybę, bet jis buvo tas filmas ir visi tą filmą ėjo žiūrėti ir visi tą filmą žinojo. O Brutalistas atrodo, kad, jisai nelabai yra tas filmas, bet jis turėtų būti tas filmas. Ir jis neturi kažkokio gigantiško biudžeto. Man rovė stogą, kai aš sužinau, kad šito filmo, nes aš pažiūrėjau po filmo, šito filmo biudžetas buvo 9,6 milijono, jeigu manęs neapgauna Wikipedia. Jis atrodo fucking nuostabiai. Aš negaliu patikėti, ant kiek jisai gerai atrodo ir ant kiek visas operatorinis darbas yra crazy. Visą laiką visiems yra sakoma, kad tavo filmas turi būti taip, kad kiekvieną sceną tu galėtum pasimti, atsispausdinti ir įsirėminti ant sienos. Ir, reikia pripažinti, dažnu atveju taip nebūna, nes labai sunku tą padaryti. Bet šito filmo, čia yra wow, čia yra tiesiog Dickenso levelio cinematografija, bent jau man, nes aš kai žiūriu Dickensą, man riečias kotas. Ir kai šitą filmą žiūrėjau, aš pajaučiau, kad man visai riečias kotas. Jo, nežinau, visa asmenybė, braužio, vaidyba, wow, fucking crazy. Ta prasme, visi, kas yra šitam filmui, yra crazy. Bičas Biznėlius, kurio aš vardą pamirštu, jį manos vaidino Guy Pearce'as. Jisai biški užnisa pradžiai ir jisai biški yra toksai, nežinau kaip lietuviškai, bet over the top. Jis yra visai over the top guy. Man tas nelabai patiko ir aš galvoju, blemba, jisai biški manos sugadins viso šito filmo esybę, bet vėliau viską labai gerai įsipaišo. Ir dabar aš noriu pasitikrinti, ar aš dabar neskiesiu, nes aš esu 99% ištikrintas, kad, aš neskiesiu, bet pala. What? Ain't knife. Okay. Mano 99 procentai ką tik buvo sugrūsti į šikną. Šitas filmas nėra paremtas pagal tikrą istoriją. Wow! Aš dabar skaitau, The Brutalist nominated for 10 Oscars, including Best Picture, Best Director and Best Actor for Adrian Brody, who plays Todd, is, despite its historical setting, a fictitious story. How much the film plays out the story of the biopic. But the truth is that the entire plot is straight from the imagination of writers. Wow. Čia yra fucking crazy. Okay, tai čia yra absurdas. Čia yra fucking absurdas. Jau, kad aš nieko nepasakysiu. Aš visą laiką tipo kalbu, aš dabar pastebėjau, kad aš pradėjau parintis, ką aš kalbu. Ir aš pradėjau parintis dėl to, kad aš po biškį pradedu bijot, kad žmonės pradeda galvoti, kad viską ką aš... Okay, dabar bus remtas, okay. Aš anksčiau šitą šūdą, visus šitos videkus darydavau dėl savęs ir aš iki šiol darau tai dėl savęs, bet kaip po Anora gavo daug peržiūrų ir gavo ne vien YouTube, gavo ir Instagram'e, ir TikTok'e ir pradėjo labai daug žmonių
kurie atrodo galvoja, kad visas šitas šūdas, ką aš čia pasakoju, yra objektyvus. Man kas ir yra liūdniausia, kad kai yra kažkoks menas, ar tai būtų tie patys filmai, ar tai būtų muzika, ar tai būtų, tai nežinau, paveikslai, ta pati architektūra, kaip brutalistė. Viskas šitas yra subjektyvų, nafik. Ir visi filmai yra subjektyvūs. Ir ką kūrėjai padaro ir ką jie atiduoda, dažnu atveju tai ir iš pačių kūrėjų girdisi, kad tu atiduodi tai žmonėm. Čia nebėra jau pilnai vien tik tavo dalykas. Ir kad jeigu kažkam neperskaitys tas filmas identiškai kaip tu jį turėjai minty, gal čia ir yra gražiausias dalykas, kad tu padarai kažkokį meno kūrinį, kuris rezonuoja su tavim ir apie kurį tu gali galvoti vienaip, nors galbūt intencija nebuvo visiškai identiškai tokia, kokią tu turėjai. Ir jo, man žiauriai keista, kad labai daug žmonių šiais laikais viską priema labai objektyviai, kai žiūri į tos meno kūrinius, kai žiūri į visokius kitus šūdus, nes man atrodo, kad čia turėtų būti labiausiai suprantamas dalykas, kad, bet kokiu atveju, ar tu būtum kritikas, ar ką tu objektyviai gali vertinti iki tam tikro lygmens, nes vėliau viskas vis tiek patampa subjektyvų, filmai patampa subjektyvus. Kodėl aš nekenčiu Wicked, bet pusė pasaulio eina dėl jo iš proto, kodėl man patinka šitas filmas, bet galbūt kažkam čia yra didžiausias šūdo gabalas. Čia tiesiog yra subjektyvų. Vienas tame pamato kažkiek savęs, arba kiekvienas tame pamato kažkiek tiesiog kažko, kas jiem yra įdomu ir kas rezonuoja su jų dabartimi, su jų praeitimi. Ir man šitas filmas, ir sakau, man labai gerai įvaizdina tiesiog tą ėjimą per šūdus dėl savęs ir dėl savo įsitikinimų ir dėl tokių dalykų, dėl kurių tu gyveni. Ir galbūt čia nėra toksai, super art house, super feel it, bet čia yra žiauriai kietas filmas, kurį tu gali kramtyti ilgai ir galvoti apie tai. Ir galbūt kai kuriem taip nėra. Ir taip yra su visais filmais. Ir yra žiauriai fainai. Kai kurie padaro kažkokius filmus, kurie nepasilieka tiesiog tavo galvoj tą sekundę, kol tu peržiūri ir tu kitą dieną eini daryti, kad ir ką bedarytum, dirb darbą, mokytis ar panašiai, ir tu net nebepagalvoji apie šitą filmą. Ir man čia yra tuščiausias dalykas žemėje, kai vyksta tokie filmai, kurie gauna gigantiškus biudžetus ir galų gale padaro tik tokį produktą, apie kurį galim pasakyti, bet jis gražiai padaryti. Toks dalykas kaip menas, seniai, jeigu tu vertini objektyviai, tu esi nuobodus žmogus, aš tu gali tiek pasakyti. Man neatrodo, kad čia pagrindinis yra tikslas. Imti tokį dalyką kaip kažkokio žmogaus kūrinį, į kurį sudėjo kažkokią savo širdį, norėjo tą ištransliuoti ir vėliau įvertinti objektyviai. Man čia biškai skamba absurdiškai. Aš nežinau, kodėl aš čia pradėjau taip ilgas varyti, bet galbūt šitas filmas ir yra apie tai. Ir galbūt šito filmo išrašymas pačio režisieriaus ir kitos dramaturgės, kurios vardo pavardės nepamenu, galbūt čia ir yra pagrindinė esmė, kad parodyt, per kokius kryžiaus kelius tu praeini, norėdamas kažkaip įprasminti save, jeigu tu tą atrandi meno srity. Bet čia vėl yra mano subjektyvi nuomonė ir tu nieko nepakeisi. Tu negali mano nuomonės padaryti objektyvę, nes tiesiog čia yra fucking menas. Iš vis pohui, kas ką kalba. Man tai patinka tiesiog paklausyti, ką žmonės kalba, kai tiesiog kalba bele ką ir kalba šūdus. Man nėra sunku. Kebra, jeigu norit kalbėkit, rašykit ir aš jums priimsiu. Tai aš toks geras žmogus. Jo, tai jaučiu baigsiu šią remlint. Viso nafik. Baigiu šitą šūdą.